kaip pastebėjom, tai jinai pradėjo elgtis nestandartiškai. Pirmiausia, jinai labai mėgsta valgyti. Ir jeigu tik tai išgirsta atsidarant šaldytuvą, jinai visą laiką būna prie jo. Jinai pradėjo nebereaguoti į tuos garsus. Jinai neateidavo pasitikti prie durų, grįžus iš darbų, nes visą laiką būdavo pirma prie durų. Gulėdavo ant lovos, sunkiai nulipdavo, sunkiai užlipdavo laiptais. Ir atkreipėm dėmesį, bandėm gydyti vaistais, nepadėjo ir mums rekomendavo kreiptis į gydytoją Marių, nes kaip geriausią specialistą. Jis buvo atsiųsta į mūsų kliniką tyrimams ir po tyrimų paaiškėjo, kokia yra diagnozė. Mes šiaip labai išgyvenom, kai diagnozę pasakė, labai buvo sunkus laikotarpis, nes toks atrodė, kad jau neteksim greitai jos, tiek laiko, tiek kartu visko išgyventa. Džiugu, kad šiais laikais mes jau galime padėti tokiem šuniukam ir turėdami atitinkamą diagnostinę įrangą ir turėdami patirties gydydami tokius pacientus, mes dorai galėjome suteikti pagrįstą šansą.